Sveiki, mano vardas Vilmantas ir sveiki atvykę į mano YouTube kanalą. Programuoti beveik kasdieną mėtosi terminais frontend ir backend, kurie mums yra savaime suprantami, bet kas kart, kai to paklausia žmogus iš kitos sferos, suprantu, kad jos paaiškinti vienu sakiniu nėra taip paprasta. Šiandien apžvelgsime frontend ir backend programavimus, kas jose būdingo ir kaip daugiau mažiau atrodo darbas jose, bei kokios kalbos yra naudojamos. Pradėsime nuo frontend ir per daug nesigilindami į detalės galime pabandyti kartu pereiti tipinį svetainės kūrimo procesą ir su juo susipažinti. Pačioje pradžioje, dar prieš mąstant apie programavimą, geriausiu atveju turėtume gauti gairės iš UI UX žmonių, kurie atsakingi už svetainės išvaizdos sudėliojimą, kad jie naudotis būtų malonu, intuityvu ir kuo mažiau reikėtų galvoti, ką spausti, ką daryti. Deja, ne visos įmonės nusprendžia skirti resursų samdyti tokius žmonės, arba jų būna įmonėje mažai ir dalį šio darbo tenka padaryti programuotojams. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad UI UX specialybė yra panaši į frontend programuotoją. Bet jie yra visiškai atskiras specialybės laukas ir mums programuotojams ji atrodo tokia pati paini, kaip jiems atrodo mūsų programavimas. Kadangi apie svetainės dizainą nieko neišmanau, čia ir baigsiu trumpą intarpą apie UI UX ir tęsiu apie programavimą. Gavę planą ar svetainės išdėstymą, pradedame planuotis kodo rašymą. Visų pirma, turime susidėlioti karkasą, kuriame kursime svetainę. Galime įsivaizduoti, kad tai būtų namo pamatai, sienos ir stogas. Yra nemažai skirtingų būdų, kaip įmonės nusprendžia atvaizduoti savo svetainės navigacinius mygtukus, paieškos langą ar informacijos pateikimo dalį. Bet taip pat yra ir standartiniai būdai, kuriais vadovaujasi daugelis. Pirmasis pavyzdys yra YouTube svetainė, kur mes matome, jog pagrindinė informacija yra pateikiama per vidurį, navigaciniai mygtukai yra kairėje ir paieškos laukas viršuje, kuris yra prilipęs prie jūsų naršyklės ir skrolinasi kartu su jumis. Labai panašų išdėstymą galime matyti ir Facebook svetainė. Su navigacija kairėje, pagrindinė informacija per vidurį ir paieškos laukų viršuje. Nusprendę, kokį išplanavimą naudosime, galime jį pradėti programuoti. Pradžioje naudosime kalbas HTML ir CSS, tai kalbos skirtos sudėlioti svetainės išvaizdą. Turėdami karkasą galime pradėti jį užpildyti. Pradėkime užpildymą nuo dažniausiai lengviausio komponento mygtuko. Kaip ir su karkaso kūrimu, pradžioje naudosime HTML ir CSS, turime nuspręsti jo plotį, aukštį, spalvą, kas bus jame pavaizduota, ar tekstas, ar paveiksliukas ir kurioje vietoje mūsų karkase jį padėsime. Turėdami išvaizdą, turime sugalvoti, kokį funkcionalumą šitas mygtukas atliks. Tokie komponentai visada būna kuriami jau žinant nuo pradžių, koks funkcionalumas jiems priklausys, bet paprastumo dėliai mes pasilikome tai pabaigai. Tarkime, tai mygtukas į pagrindinį svetainės puslapį, dar vadinama landing page arba home page. Tokiu būdu sukuriame ir kitus planuojamus mygtukus. Turėdami mygtukus, dabar galime užpildyti informacijos pateikimo langus. Geras pavyzdys būtų YouTube rekomenduojamų įrašų langas. YouTube svetainė apie šios video nieko nežino, nes informacija apie šios video yra patalpinta serveryje, kuris gali būti ir kitame pasaulio krašte. Ir kad mūsų svetainė gautų šią informaciją, ji turi suformuluoti užklausą ir internetu ją nusiųsti į backendą, kuris patikrintų, ar ši užklausa yra tinkama, ar nepažeidžia kažkokių saugumo taisyklių, atsižvelgtų, kokiam vartotojui reikia rekomenduoti video ir grąžintų sąrašą video, kurios atvaizduos mūsų kodas frontende. Programavimo eigoje mes negalime nuolat suinteresuoti tokių užklausų, norėdami gauti naujus video, patikrinimui, ar jie mūsų svetainėje atvaizduojami tinkamai. Tai stipriai užkrauti mūsų backend serverį. Tokiu atveju mes turime susitarti su backenderių komanda, kokiu formatu jie grąžins informaciją. Šiuo atveju mums reikia žinoti video paveiksliuką, thumbnailą, pavadinimą, peržiūrų skaičių ir autorių. Tokia sutartis yra vadinama kontraktu. Rašytinis ar nerašytinis susitarimas tarp komandų, kurį įsipareigoja abi komandos sekti. Backendas visada paduos informaciją vienu formatu ir frontendas šią informaciją galės atvaizduoti. Panašiai galėtume įsivaizduoti ir vartotojo prisijungimą. Turėtume sukurti username įvedimo lauką, slaptažodžio įvedimo lauką ir mygtuką prisijungti. Paspaudę jį, siųstume užklausą į backend, kuris patikrintų, ar toks vartotojas duomenų bazėje egzistuoja. Vėlgi patikrintų saugumo dalykus ir grąžintų vieną iš dviejų atsakymų. Prisijungimas pavyko ar nepavyko. Ir svetainė apie tai praneštų vartotojui ir pagal atinkamą scenarijų, ar reikia iš naujo suvesti duomenis, ar prisijungimas pavyko, lydėtų vartotoją toliau. Mano pateikti pavyzdžiai neapibrėžia viso frontend programavimo, nes nemanau, kad būtų įmanoma padaryti video įtraukiant viską. Bet principai panašus būtų tiek programuojant internetinės svetainės, tiek mobiles ar televizoriaus aplikacijas. Didelis skirtumas atsirastų tik pradedant kalbėti apie labai sudėtingų funkcionalumo svetaines, kurios pavyzdžiui naudoja 3D modelio atvaizdavimą
ir jo manipuliavimą. Tokio tipo internetinių svetainių frontend programavimas gali būti daug kartų sunkesnis negu jų backendinė dalis. Tiek frontend programavimo pavyzdžių. Pateikti pavyzdžiai buvo paprastame lygmenyje tam, kad būtų suprantami kuo didesnė auditorijai. Bet tai nereiškia, kad frontend programavimas yra lengvas. Kaip ir viskas programavime, kuo labiau didinsime aplikaciją, tuo sunkiau bus viską suvaldyti ir palaikyti. Frontend programavime pagrindinės naudojamos kalbos yra JavaScript ir TypeScript. Apie jas dariau praeitą video. Jos yra monopolizavusios rinką ir savo konkurenčių ar alternatyvų šiuo metu neturi. Dabar pakalbėsime apie backend programavimą. Labai abstrakčiai vardinant, tai backend programavimas atsakingas už informacijos judėjimą ir tikrinimą. Kitaip sakant, užkrauti produktus Amazon'e, transliuoti vaizdų įrašo YouTube ar sugeneruoti PDF ar prisijungti į banką. Visose scenarijuose yra gaunamos užklausos ir pagal jas kažkaip manipuliuojami duomenys. Backendinis programavimas neturi jokio gražaus savo rezultatų pateikimo. Bent jau kalbant apie tokį grožį, kurį supranta ne backenderiai. Vieni iš klausimų, kuriuos galite savo užduoti, svarstydami ar ši sfera yra jums, tai ar jums patinka proceso optimizavimas. Ar jums atrodo įdomus vadinami Rode-Goldberg procesai, kurių metu yra automatizuojami fiziniai procesai. Jeigu galvojant apie tokias užduotis jums kyla noras taip pat išsibandyti save, tai veikiausiai backend programavimas yra jums. Iš ko susideda backend programavimas? Po kapotų backend programavimą galime įsivaizduoti kaip didelę kompleksyvę mašiną, kurią kurdami žmonės turi pasirūpinti nuo infrastruktūrinių klausimų, kaip kokio tipo duomenų bazės naudosime, kokias backendinės kalbas naudosime. Gal naudosime kelias, jeigu taip galėtume laimėti naudingo funkcionalumo. Ar dėsime viską po vienu kapotu, ar išskaidysime po skirtingais, kaip mūsų mašinos bendraus tarpusavyje, kaip apsisaugosime nuo išorinių pavojų. Kas gali kelti didesnį pavojų? Ar mūsų kodas, ar infrastruktūra. Backend programavimas labiau traukia inžinerinio mąstymo žmonės vien dėl loginių užduočių sprendimų, kurių rezultatas yra matuojamas skaičiais. Backend programuotojų darbas yra labai panašus į kultūrizmą. Kai pradėjęs sportuoti, galvoju, aš sulauksiu daug dėmesio ir pagirimų iš merginų, bet dėmesį ir pagirimus sulaukite iš kitų sportininkų. Taip pat ir su backend programavimu. Jūsų darbą vertins ir suprasti kiti backenderiai, o kolegos, kurie jūsų produktą naudos, atkreips dėmesį tik į tai, kaip gražiai viskas atrodo ir kaip patogu naudotis. Neatkreipdami dėmesio, kaip greitai ir tvarkingai veikia jūsų svetainė. Kalbant apie backend programavimo kalbas, pasirinkimas yra labai didelis. Kadangi backend programavimą galime vadinti visą programavimą, kuris nėra frontendinės aplikacijos. Į tai įeitų programavimas tiek šaldytuvų, tiek SpaceX raketų. Bet mes aptarsime tik internetinių svetainių backend programavimo dalį. Didžiausios backend programavimo kalbos yra PHP, Java su Kotlin, C#, Python ir JavaScript. Taip išgirdote teisingai, su JavaScript galima programuoti ir backend aplikacijas. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl ji yra numeris 1 kalba pagal populiarumą. O dabar trumpai apie kitas kalbas. Pirmoji kalba – PHP. Tai programavimo kalba, kuri prisidėjusi prie daugiau nei 75% visų internetinių svetainių backendų. Dėl savo lankstumo, lengvo pritaikymo ir ilgo buvimo rinkoje patapusi gigantė backend programavime. Ši kalba puikiai mokytis tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Java ir C#. Java ankstyvaisiais 2000-aisiais karaliavo backend programavimo rinkoje, nes buvo pirma programavimo kalba, su kuria galėjai suprogramuoti viską, nuo išmanių telefonų iki satelitų. Dabar jos vaidmenį po truputį perėminėja jaunesnysis brolis Kotlin. Bet Kotlin paklausa Lietuvoje dar nėra didelė ir šiuo metu geriau būtų pradėti nuo Java kalbos. C# kalbos sukūrė Microsoftas norėdamas turėti geresnę Java. Taip pat kaip ir sukūrė TypeScript norėdami turėti geresnį JavaScript. Kiek ji yra geresnė už Java yra ginčytina ir abi pusės turi argumentų. Kam argumentų nėra, tai kad C# yra labai populiari ir galinga programavimo kalba. O pritaikymas su Java programavimo kalba yra panašus. Taip kad mano nuomonė pasirinkimas tarp C# ir Java yra asmeninis. Paskutinė aptariama kalba – Python. Python Lietuvoje yra kaip Twitteris. Visi žino, kad toks yra, bet niekas nenaudoja. Tai programavimo kalba neradusi savo vietos Lietuvos rinkoje. Bent jau lyginant su Amerika, kurioje ši programavimo kalba yra viena paklausiausių. Lietuvoje, palyginus su kitom kalbom, backendų parašytų su Python yra labai nedaug. Labiau ši kalba prigijo duomenų analizės ir machine learning AI laukuose, kuriuose jis stiprių konkurentų praktiškai neturi. Ką vertėtų paminėti, jog jeigu pradėsite mokintis programuoti su PHP ar JavaScript, internetinių svetainių backend jau pradėsite kurti besimokydami pradmenis, o nusprendę pradėti su Java ar C# kalbomis, iki internetinių svetainių kūrimo praeis gan daug laiko, nes iki to turėsite išmokti ir turėti stiprius pradmenis.
Aišku, išmokę Java ir C# kalbas jūs galėsite rinktis ne tik programuoti internetinės svetainės, bet, kaip ir minėjau, kelias bus ilgesnis. Pilnai apibrėžti kalbas šiame video laiko neužteks ir manau, padarysiu apie jas video rubrikoje ar verta rinktis. Tikiuosi patiko video ir man pavyko papasakoti skirtumą tarp backend ir frontend programavimo. Jeigu patiko video, paspausk like, o jeigu įdomu kokį turinį kursiu ateityje, pasubscribinkite ir paspauskite varpelę.